visi, tai dabar sugalvojau filmuoti tokį pasiruošimą paskutiniams pietums mūsų mokyklos 12 klasės, tai važiuosiu su sesė nusipirkti produktų, ko reikia, mes kepsim sausainius, nes čia yra ir mano tradicija. Aš kiekvienais metais kažką kepu, jau 4 metai bus, kai kažką kepu ir vaikštinu savo draugus klasiokus, tai kepsiu kokidau ir dabar važiuojam produktų nusipirkti ir dar tuo pačiu kurą užsipilsiu, tai va, parodysiu procesą. Atvažiavom jau parduotuvę, einam pirkti produktų, ko reikia. Stūko reikia, sviestuko. Einam dar šunų ėdalo, šokolado. Neturim daug pinigų, tai mums pigų, bet vis tiek skanus ir daugiau cukraus. Taip. Labadiena visiems. Čia mano mocis, čia šūdas, o čia aš. Žodžiu, nupirkom visko, ko reikia, susitikom Dymą, pamatėm, o dabar važiuojam namo, nes nepilsiu kūro vis dėlto. Dar pamačiau, kad dar šiaip daug turiu. Kad dar daug turiu kūro, tai nereikia. Kitą savaitę užsipilsiu ir varom namo, nes žiauriai realiai lyja. Bet smagus oras vis tiek. Tai va, gerai, varom. Reikia dar spėti pagaminti viską. Man reikėjo balioną dabar. Edvina sakė pafilmuot, man tai karšta. Tai tik matau, bet čia tai tik vaizdas. Palauk, biškį vėliau. Spaudžia. Oi, kaip spaudžia. Išprotėjo jinai. Mane nužudyt nori. Very aesthetic, very good, very nice. Žodžiu, jau dabar sviestą pradėjau dėti bliūdą. Evelina jau vieną šokoladą sutiraiškė. Aš tai negaliu pati pasisakyti, reikia už mane. Gerai, tada atskirai sakom kiekvieną, kas ką daro. Taip. Sviestas turi būti kambario temperatūros. Nelabai pasakyčiau, kad jis kambario temperatūros, bet bandysim išsisukti kažkaip iš situacijos. Okay. Dabar ką man reikia daryti? Miltai, cukrus, rudas cukrus, kepimo milteliai ir druska. Persijot. Kiek ko reikia? Aš mintinai nežinau. Aš irgi mintinai nežinau. Aš žinau, kad man reikia 640 gramų sviesto, nes mes darysim 3 porciją. Nes mūsų yra kažkur 40, tai reikia, kad užtektų visiems sausainių. Ir geriau daugiau negu mažiau, gal kad tikrai tiek visi nevalgys. Toj susitiksim, jeigu pažiūrėti, kiek reikia cukraus. Žodžiu, iš tvarkingumo čia liko jau betvarkė. Reikia visi šitiek cukraus rudo. Evelina ten užsiėmus su miltais dabar tvarkosi. Muzikytės pasileidom dėl vaibo, kad būtų linksmiau. Aš tikiuosi, čia nebus žiauriai saldu. Nes šiaip pagal receptą reikia 600 tam kažkiek gramų, aš 500 dedu. Tai jo. Nu, sužinosim tik paragavę. Žodžiu, dabar naudosime papratu. Dabar naudosime naminius kiaušinius, kad būtų skaniau ir geriau ir pigiau. Pjausto šokoladą jau tiek supjaustė ir dar pjausto toliau, sakė, jau žiauriai pavargo. Aš dabar padariau sviestą su cukrum ir dabar reikės miltus persijoti ir maišyti viską. Ir tada, kai baigsi šokoladą pjaustyt, galėsim daryti ir jau galėsim kepti. Edvina daro pamogas, tai va, mes palaikėme tešlą šaldytuve. Ir dabar aš užbaigsiu darbą ir iškepsiu sausainius. Tik pasižiūrėkit, kiek jų iškepėme. Ir dar čia. Ir dar kepa čia. Ir
Einam viskas paskutinės vakarienės. Dabar einu iki spintelės pasiimti sausainius, mūsų dovaną. Ir tada eisim valgyti. Ta galiu patikėti, kad viskas paskutinį kartą valgom visi kartu. Visus einam dabar su tais sausainiais, visus pavaišinsim. Labai keista. Va, belia kiek sausainių. Sėdi visi.